Labadiena, esu Jūratė Ališkevičiūtė-Satija ir šiandien aš norėčiau Jums pristatyti ištrauką iš savo spaudai rengiamos knygos Sveikų akių vadovėlis. Regėjimas kaip požiūris. Regėjimas tai ne vien galimybė matyti mus supantį įvairiaspalvį formų ir energijų pasaulį. Regėjimas tai ir mūsų požiūris į aplinką, į gyvenimą, į save. Šiandien milijonai žmonių turi regėjimo problemų. Negalėdami gerai matyti, jie tiki, jog akiniai juos gali išlaisvinti nuo visų matymo ydų bei sustabdyti tolimesnį regėjimo silpnėjimą. Tačiau akiniai negali pagerinti akių sveikatos. Atvirkščiai, jie pablogina visos regėjimo sistemos būklę, pažeisdami natūralų akių funkcionavimą. Apie akies judinamųjų raumenų atrofiją, optinių ramentų nešiojimo pasekmę, daugiau nei prieš 100 metų prabilo žinomas oftalmologas ir mokslininkas Vilhelmas Horacijus Beicas iš Niujorko savo knygoje Regėjimo gerinimas be akinių. Beicas yra pirmasis okulistas pripažinęs, kad gydytojų išrašomi akiniai nepadeda ir negali padėti žmogaus regėjimui. Gera žinia yra tai, kad laikantis tam tikrų tinkamos mitybos, organizmo grūdinimo ir valymo, gimnastikos, kvėpavimo rekomendacijų, pakeitus neigiamus įsitikinimus pozityviais, pasitelkus pasąmonės galią, galima susigrąžinti prarastą regėjimo aštrumą ir vėl matyti puikiai ir aiškiai. Tad norint pagerinti savo regėjimą, būtinas holistinis požiūris į žmogų kaip fizinio ir energetinio kūno vienovę. Remdamasi mokytojų ir savo asmeninę patirtimi, pati išsigydžiusi trumparegystę, nuolat vesdama seminarus ir mokymus žmonėms, aš vadovaujuosi principu, jog regėjimo gerinimas turi apjungti 3 lygmenis – fizinį, energetinį ir dvasinį. Ir tik pasiekus darną visuose lygmenyse, suvokus svarbiausius regėjimo išsaugojimo ir atkūrimo principus, galime pasiekti 100% rezultato ir tarus pakaks gyventi už stiklo, išlaisvinti save ir savo akis. Apie tai, kokie procesai vyksta mūsų regėjimo sistemoje, nuo ko priklauso žmogaus regėjimo aiškumas, gebėjimas matyti bei apie galimybę susigrąžinti ir išsaugoti gerą, raiškų, skaidrų matymą, aš ir pasakoju ir mokau seminaruose, bei regėjimo atkūrimo mokymuose ir šioje knygoje. Tad kviečiu Jūs į nuostabią kelionę, kurios tikslas aiškus matymas. Aiškaus matymo paslaptis. Kaip ir minėjau apie galimybę natūraliomis priemonėmis koreguoti regėjimo ydas, pirmasis prabilo gydytojas Beicas. Nors oficialiosios medicinos atstovai vis mėgindavo prieštarauti, teigdami, kad blogo regėjimo pagerinti neįmanoma, tačiau jie negalėjo paneigti tų faktų, kad regėjimas tiesiog atsistatydavo. Taip gydytojas oftalmologas Beicas suteikdavo pacientams galimybę puikiai matyti visais atstumais ir net išgydydavo kataraktą, glaukomą, tinklainės pažeidimus. Pagrindinė Beico natūralaus regėjimo atstatymo mintis skelbė tai, jog svarbiausias aspektas, į kurį reikia atsižvelgti, norint matyti aiškiai, yra žmogaus tikėjimas savo sėkme. Dirbant su pacientais galima pastebėti, jog kiekvienam regėjimo sutrikimui būdinga tam tikra specifinė mentalinė būsena.
taip, kaip žmogus gyvena, kaip žvelgia į pasaulį, kokias mintis skleidžia aplink save, toks jo ir regėjimas. Jeigu mintys skaidrios, pozityvios, žmogus savo regėjimą apdovanoja aiškumu. Kaip žmogaus sąmonės būseną įtakoja jo regėjimo tyrimais pagrindė daktaras Keilis. Analizuodamas Reicho ir Lovelio darbus, jis priėjo išvados, kad prastai matantis žmogus nemoka atvirai reikšti savo jausmų ir nuolat jaučia psichinę bei fizinę įtampą. Todėl viena iš rekomendacijų regėjimo gerinimui yra atsipalaidavimas, kūno ir sąmonės relaksacija. Vizualizacija, gebėjimas mintimis sumodeliuoti vaizdinius, padedančius atsipalaiduoti, taip pat naudojama, norint suteikti savo tobulą poilsį. Susijaudinus ar įsitempus, žmogaus kvėpavimas visuomet padažnėja. Margaret Corbett, kuri buvo Beitso mokinė, pastebėjo, jog išmokus taisyklingai kvėpuoti, galima pagerinti regėjimą ir atsisakyti akinių. Atsipalaidavimas, taisyklingas kvėpavimas yra gerai, tačiau tai dar ne viskas. Jeigu žmogus viduje laikys užspaudęs emocijas, neišreikš giluminių jausmų ir visą tai nuolat nešiosi savyje, jis anksčiau ir vėliau ims matyti prasčiau. Matymas – tai gamtos dovana žmogui. Būtent matymo dėka mes pažįstame aplinkanį pasaulį, gebame savarankiškai bendrauti, vertinti, apsispręsti ir pasirinkti. Dažnai tenka ir pakanka tik žvilgtelti į žmogų ir jau įvertiname jo psichoemocinę ar dvasinę būseną. Akys, jų išraiška yra tarsi stebuklinga skrynia, kupina informacijos apie žmogų. Ne veltui sakoma, kad akys sielos veidrodis. Sutikę nepažįstamąjį, vien tik iš jo žvilgsnio galima išskaityti visą gamą emocijų, kurias tuo metu jis išgyvena. Žvilgsniu išreiškėme nustebimą ir nusivylimą, pyktį ir gailestį, abejingumą ir užuojautą, meilę ir susidomėjimą. Geras gydytojas iš paciento žvilgsnio gali spręsti apie jo sveikatos būklę ir diagnozuoti esamus ir būsimus negalavimus. Stebint akių išraiškas, įmanoma apibūdinti žmogaus charakterį. Visi puikiai žinome, koks svarbus vizualinis kontaktas bendraujant, nes būtent taip yra gaunama pirminė informacija, kurios padedami nusprendžiame, kaip toliau bendrauti su pašnekovu. Yra nustatyta, jog pati didžiausia žmogaus baimė – tai baimė netekti regėjimo. Apakimas sukelia daug nepatogumų gyvenime, o joks žmogus nenori būti našta kitiems. Tačiau vis greitėjantis gyvenimo tempas ir tobulėjančios technologijos skatina susirūpinti savo fizinę ir energetinę sveikatą. Apie fizinę sveikatą kalbama ir rašoma plačiai ir išsamei, tačiau rūpintis vien tik ją yra maža. Daug svarbesnė yra energetinė sveikatos būklė, apie kurią rytų medicinoje žinoma jau nuo seniausių laikų. Vakarų pasaulyje apie tai drąsiau prabilta praėjusio tūkstantmečio pabaigoje. Lietuvoje profesorius akademikas Jurgis Brėdikis yra išleidęs ne vieną knygą, primindamas mums apie tai, kad ligos prasideda energetinėme žmogaus kūne ir tik po to pasireiškia fizinėje plotmėje. Tai, kad regi net ne mūsų akys, o smegenys, puikiai rodo akademiko Bronikovo ir Komisarovo, kurių mokinė teko būti ir man, mokyklos mokiniai. Po keleto užsiėmimų užrištomis akimis išmokstama skaityti tekstą ir atpažinti daiktus, o nuo gimimo akli žmonės gali pamatyti aplink esančius objektus. Mūsų akių sveikata priklauso ne vieno žalingo įpročių, netaisyklingo matymo įgūdžių ar pernelyg dažno naudojimosi kompiuteriu. Žmogaus baimės, nerimas dėl ateities, nenoras matyti dabarties, savo idealų ir tikslų atsisakymas gali pagreitintai iššaukti tokius regėjimo negalavimus kaip trumparegystė, toliaregystė ar astigmatizmas. Taip pat gana dažnai mes žinome ir gana mažai mes žinome apie saulės šviesos nepakeičiamą naudą mūsų akims. Gydytojas Olegas Pankovas savo praktikoje plačiai taikė spalvų ir šviesos terapiją, įrodydamas, jog trūkstant saulės spektro spalvų
vystosi vidaus organų ligos, o pritaikius spalvų terapiją įmanoma ištaisyti ne vieną regėjimo ydą. Jis gana įdomiai ir plačiai aprašo, kaip aprūpinti save ir savo akis saulės spinduliais, šviesa ir spektro spalvomis, atliekant pratimus, autorinės meditacijas ir laikantis patarimų, kaip dirbti su brangiais ir pusiau brangiais akmenimis. Naudodamasi šią metodiką, aš atlikau ir apgyniau mokslinį tyriamąjį darbą tema šviesos impulsinės terapijos įtakos regos aštrumui tyrimas. Regos aštrumas pagerėjo visose mano tirtų tyriamųjų grupėse. Šią terapiją taikau regėjimo atkūrimo praktikoje ir dabar. Norėdama geriau suvokti šviesos naudą visai regėjimo sistemai, turėtume prisiminti, kaip evoliucionavo mūsų akys. Seniau žmonės gyveno saulės ritmu, keldavosi su ja ir darbus baigdavo saulei nusileidus. Kiek vėliau atsirado žibalinėms lempų, žmonių gyvenimo tempas ėmė keistis. Didžiausią įtaką regėjimo sistemai turėjo Edisono elektros lemputės išradimas. Evoliucijos eigoje žmogus išsiugdė gerą regėjimą, ypač gebėjimą matyti toli esančius daiktus, nes mūsų protėviai, kurie buvo medžiotojai ir kariai, jų regėjimas lėmė jų išlikimą. Sutrikusio regėjimo žmonės negalėdavo sėkmingai išgyventi, jie tiesiog žūdavo. Beveik visų gimusiųjų akys būna sveikos ir tik mažiau negu 2% vaikų turi pažeistas akis. Dauguma vaikų yra šiek tiek toliaregiai. Tai reikštų, kad žmogus biologiškai apsidraudžia, įgydamas sugebėjimą pastebėti toli esančius priešus ar plėšrūnus, net jei jo akių obuoliai ir nėra tobuli. Dabar žmogui vis mažiau reikia gero matymo tolyn ir vis dažniau jo akys prisitaiko matyti nenatūraliai, iš arti. Šiuolaikinė civilizacija kardinaliai pakeitė žmogaus įpročius. Mes pamiršome, kad mūsų regėjimo sistema savo evoliucijos eigoje vystėsi pagal šiuos 4 natūralius gamtos principus. Žiūrėti į tolį, smulkius darbus reikalaujančius gero matomumo atlikti tik esant geram ryškiam apšvietimui, naudotis akimis gyvenant saulės paros ritmu ir nesukelti akims įtampos. Ir tik visai neseniai mes dirbtinai prailginome savo darbo dieną, o mūsų gyvenimas prateka esant skurdžiam dirbtiniam apšvietimui dirbtinėse gyvenimo sąlygose. Nuolat fokusuojant žvilgsnį ties arti esančiais objektais, visa regėjimo sistema patiria didelę įtampą. Akys stebuklingas žmogaus kūno organas, tačiau jos nesutvertos tokiam dideliam nūdienos gyvenimo tempui, ilgam ir įtemptam artimų objektų stebėjimui esant dirbtiniam apšvietimui. Galbūt būtent todėl šiandien mes susidurėme su tokia gausa vienokių ar kitokių regėjimo ydų. Juk dar prieš kelis dešimtmečius niekas net negalėjo įsivaizduoti, kad žmogus taip išnaudos savo akis knygų skaitymui, dirbant kompiuteriu, žaidžiant kompiuterinius žaidimus, atliekant kitus smulkius darbus. Tačiau visiškai nestebina dabar, kad beveik 75% žmonių vyresnių nei 15 metų skundžiasi prastu matymu. Regėjimo sutrikimai vis dažniau pastebimi jau pradinėse klasėse. Ir nors yra sukurta nemažai akių treniravimo metodikų skelbiančių, kad reguliariai atliekant fizinius pratimus akims galima pasigerinti regėjimą, tačiau man tenka susidurti su žmonėmis, kurie vien tik tokiu būdu mėginę susigrąžinti gerą regėjimą, klausia, kodėl jie nepasiekė 100% rezultato. Taip yra todėl, kad į regėjimą negalima žvelgti vienpusiškai. Neužtenka vadovautis vien tik fiziniais patarimais. Negana tik treniruoti akių obuolių raumenis ir stengti sulaukti norimo rezultato. Sėkmė aplanko tik tada, kai žmogus sąmoningai nori pakoreguoti savo pasaulėžiūrą, pasaulėjautą, atsisako senų negatyvių įsitikinimų ir priima į save naujus, pozityvius. Būtent tai pagerina visą jo sveikatą. O regėjimo aiškumas sugrįžta tarsi savaime, kartu su visos organizmo būklės pagerėjimu. Sveikas žmogus yra laimingas žmogus. Tačiau dauguma žmonių į savo sveikatą ir regėjimo gerinimą žiūri labai formaliai ir mechaniškai.
Ir nors natūralaus regėjimo atstatymo metode teigiama, jog išgijimo procesai visų pirma įvyksta mūsų sąmonėje, žmonės dažnai tai ignoruoja. Jie koncentruojasi tik į metodikos fizinį lygmenį, atlikinėdami mechaninius pratimus ir tikisi sulaukti greito rezultato. Ir sulaukia tam kartui. O kai po keleto mėnesių regėjimas vėl ima prastėti, labai nusivilia, lieka nepatenkinti ir nelaimingi. Taip atsitinka tada, kai žmogaus sąmonėje lieka nepanaikinta blogo regėjimo priežastis. O ji lieka todėl, kad į procesą einama mechaniškai, be sąmonės keitimo, be vidinio nusiteikimo tapti laimingu. Žmogus nori būti sveikas, bet ar jis siekia būti laimingu? Todėl seminaruose, kuriuos vedu, ir šioje knygoje, kurią rengiu spaudai, aš kalbėsiu apie regėjimo atsistatymą 3 lygmenyse – energetinėme, dvasinėme ir fizinėme. Visi šie lygmenys yra vieni su kitu susiję ir tik dirbant su savimi visuose šiuose lygmenyse galima pasiekti 100% rezultato. Tai giluminis asmeninės transformacijos kelias. Kiekviename etape, energetinėme, dvasinėme ir fizinėme, yra mano pateikiami skirtingi metodai, kuriuos apjungus į visumą jūs pasijusite ne tik sveiku, bet ir laimingu. Ims keistis jūsų požiūris į pasaulį ir į save pačius, kitaip žvelgsite į gyvenimiškas situacijas. Tai suteiks jums motyvacijos, įkvėpimo ir įduos į rankas instrumentus jūsų transformacijai. Tačiau įgyvendinti savo svajones ir tikslus pasiekti turėsite jūs patys. Be abejo, kartais jūs apims nerimas, norėsite viską mesti šalin ir išsitraukti iš stalčiaus paslėptus akinius, ir tai visiškai normalu, nes žmogus bijo tapti kažkuo kitu, nes to kito jis dar nepažįsta. Svarbiausia tokiais momentais atminti, jog tas kitas, kurio bijome, esame mes patys. Jūs išsilaisvinsite iš savo kaukių, pasirinktų ar primestų jums vaidmenų ir tapsite savimi tikruoju, tokiu, koks esate iš tikrųjų. Jeigu jūs vargina prastas regėjimas, vadinasi, jūs nesate darnoje su savimi pačiu. Slepiate ar išsižadate savo tikslų, siekių, galimybių, slepiate savo tikrąjį aš nuo aplinkinio pasaulio, arba stengiatės tapti kažkuo kitu, gyvenate kitų gyvenimus, bet negyvenate savojo. Ar galite įsivaizduoti, kaip pasikeis jūsų gyvenimas, kai imsite gyventi savo gyvenimą natūraliai ir iš tiesų? Kai nereikės vaidinti, bėgti, gintis, kai tiesiog būsite savimi, būsite laisvu žmogumi. Kai suvoksite pasaulio žaidimo taisyklės ir išmoksite žvelgti į šį žaidimą paprastai ir be įtampos. Dar kartą kartoju, jog matymas tai mūsų požiūrio į pasaulį atspindys. Ar dabar jumyse kilo noras matyti aiškiai?